Vita, toks klausimas. Ar galima dėrėtis dėl banko maržos, ar čia viskas taip pat geležiniai ir tu nieko negali pakeisti? Jeigu būtų balandžio 1, sakyčiau, geležiniai ir nieko negalima pakeisti. Gerai, kad šiandien trečia. Taip, tai gerai, kad šiandien ne balandžio 1, tai visą teisybę pasakysiu. Tikrai galima dėrėtis dėl banko maržos ir tuo metu, kai yra suteikiama paskola, ir tuo metu, kai, aš matau, kad kažkokie yra pasikeitimai rinkoje, girdžiu, kad maržos šiuo metu yra mažesnės, lygiai taip pat galima kreiptis į savo banką ir dėrėtis dėl tos maržos. Tai marža turbūt vienas pagrindinių yra dėrybinių objektų imant būsto paskolą. Taip pat ir iš klientų patirčių, ką girdime, mes žiūrime daugiau, mes žiūrime ir papildomas sąlygas kredito sutartį, kad kažkokių tai neatsirastų. Taip pat ir laikotarpis lygiai taip pat gali būti dėrybinis objektas ir pradinis įnašas neperžengiant reikalavimų ribų gali būti dėrybinis objektas. Tai iš principo galima apie viską dėrėtis banko sutartyje. Tik reikia suprasti, kad vienur mes laimėsim, kitur bankas laimės. Tai nebus taip, kad mes nusidėrėsim viską 100%. Ir marža labai žema, ir administracinio mokesčio nėra, ir laikotarpis tokio, kokio aš noriu, papildomų sąlygų nėra. Tai tam ir yra dėrybos, kad jeigu aš noriu kažkokią vieną vietą pasigerinti, tai aš turiu įsivertinti, jeigu man bus blogesnė kita vieta, ar tai mane labai liūdins, ar man bus sunkiau nuo to, ar ne. Taip. Ir dar į ką svarbiausia atkreipti dėmesį paskolos sutartyje? Ar yra kažkokie patarimai, kokius galėtumėt duoti, ką paskaityti atidžiau, ar ką atkreipti dėmesį? Visose sutartyse pirmoji eilėje būtina susitikrinti savo asmeninę informaciją, ar yra teisingai nurodyti mano asmeniniai duomenys, ar yra nurodytas teisingai perkamo ar statomo objekto adresas ir unikalus numeris. Nes čia prasideda niuansai paskui su įkeitimais ir draudimais. O jeigu kalbėti apie tas gilesnės sąlygas, tai kokios yra baudos? Nes tarp bankų baudos skiriasi. Tai už neteisybas, pavyzdžiui, už vėlavimus. Vieni bankai gali už vėlavimą didinti tą pačią maržą, kurią nusidėrėjot. Kiti gali tiesiog duoti kažkokias tai baudas, piniginę išraišką. Pasižiūrėti, jeigu aš galvoju, kad galbūt aš gal kažkuriam laikui išvažiuosiu gyventi į užsienį. Galbūt aš ruošiuosi sukurti šeimą ir jau mes turime minti, kad mums reikės didesnio būsto, ką aš darysiu su šitu turtu. Ir jeigu aš jį nuomosiu, kokios banko sąlygos, kad aš galėčiau jį nuomotis, nes labai dažnai klientai galvoja, bankas nežino, tai aš jį ir nuomosiu. Tikrai yra istorijų, kada žinau, kad reikia įspėti. Reikia banko tiesiog paprašyti leidimo. Taip, tai dažniausiai atveju bankai sutinka ir neprieštarauja. Reikia taip pat atkreipti dėmesį, kad turtas, kuris yra perkamas su būsto paskola, jisai turi būti saugomas, ar ne niokojamas. Tai kai kurių bankų sutartyse net ir yra, kad turtas turi būti saugomas, kad turi būti nesuniokotas. Kol aš moku kreditą, kol aš nieko nevėluoju, ant manęs nėra jokių skundų ar ten teisminių bylų, viskas yra tvarkoj, niekas neis, papildomai netikrins, nežiūrės ir tvarkingas pilietis tvarkingai moka kreditą. Bet nedaug dievė atsitinka kažkoks gyvenimo įvykis ir vardas pradeda būti eskaluojamas, galbūt žiniasklaidoje irgi esam turėję tokių atvejų. Arba kaimynai pasiskundžia, kad, pavyzdžiui, pas mane vakarėliai ištisai vyksta ir neina su manim susikalbėti, o pasirodo, aš net negyvenu tam bute, gyvenu kažkur kitur, o čia mano nuomininkai ar ne triukšmauja. Tai bankai gali uždėti baudą ir pati griežčiausia yra bauda, kad kadangi tai buvo neperspėta, nežinojom, kad butas bus nuomojamas, gali bankas paprašyti grąžinti visą kreditą. Oho, aš net nežinau tokio dalyko tiesa. Bet čia reiškia, ką grąžinti, kad parduoti reikia turtą, ar kaip grąžinti? Jeigu neturi savų, tada tik parduoti. Tik parduoti, nes dažniausiai neturi savų. O grąžinti reikės su tom visom palūkanom ar be?
su priskaičiuotom iki to laikotarpio palūkanom. Iki to Gerai, laiko. jo. Jo. Bet čia iš tikrųjų yra žiauru. Tai va, čia dažniausiai žmonės dažniausiai va, tų sutarčių neskaito. Tiesiog tų- rizikuoja. Nu. tų niuansų, nes atrodo, tai pasiskolinau pinigus, būtas ten, ar namas registruotas mano vardu, tai čia mano. Bet hipoteka, įkeitimas, tai yra bankui. Taip. Tai realiai jis dar nėra mano. Aš Taip, kažkada jį turėsiu 100% savo. Kol kas jisai yra banko. Todėl reikia gražiai bendrauti su banku. Nori parduoti irgi leidimą, ir jis reikia iš banko, nori nuomoti irgi leidimas. Taip. Ir tada moki laiku ir viskas. Ir O dažniausiai kaip mūsų žmonės. Jie kai pamato, kad va yra jau nuosavybė ir yra įrašyta, pavyzdžiui, tavo vardas, pavardė, kad čia yra mano turtas. Ir ką tu čia man padarysi? Noriu vakarėlius darau, noriu triukšmauju, visą kitą, o iš tikrųjų ne, gaunasi. Ir netgi yra turto draudimas, ar ne? Taip, taip. Irgi klientai netkreipia dėmesio. Kas yra naudos gavėjas? Bankas. Bankas. Ta įstaiga, kuri davė kreditą, yra naudos gavėjas. Tai irgi reikia, tie niuansai, kur, labai teisingai pasakei, kad tai nuosavybė, tai mano įregistruota nuosavybė mano. Bet juridinis faktas žemiau, jeigu žiūrėt registrų centro išrašą, yra, kad nuosavybė dar priklauso ir bankui. Čia žinot iš tos rubrikos, kas moka, tas ir užsisako muziką. Tai va, tai jeigu reikės daugiau informacijos apie kreditą, apie paskolą, apie sutartis, tai visibankai.lt ir aišku, mes, Silvija ir aš, rašykite mum. Ir sekite, ir širdutės dėkite. Turtas 365.